Hello, beautiful people. Galvojau nesidalinsiu, bet nusprendžiau, kad vis dėlto reikia pasidalinti ir su jumis tokia ganėtinai svarbia informacija. Labai atidžiai žiūrėkite, kur kas ką perkate ir kur suvedinėjate savo banko duomenis, nes aš jau papuoliau. Labai mažai papuoliau, bet problemų vis tiek pridarė. Žodžiu, kontekstas toks. Prieš keletą savaičių internete iš tokios labai fainos svetainės, kuri atrodo patikima, nes ir Google išmeta pirmam puslapį, ten keletas tik tai pozicijų nuo viršaus, kaip remiamas turinys. Naudojausi tokio dalyko kaip PDF guru tinklapio paslaugom. Reikėjo labai didelį failą ten apdorot. Žodžiu, mano telefonas tokių pajėgumų neturėjo, tai teko pasinaudoti jų paslaugom. Paslauga kainavo kem 9 centai, 0,49 euro. Susimokėjau, viską padarė, gerai sutvarkė, viskas ok, žodžiu, failą panaudojau, bet aišku, tai buvo vienkartinis pirkimas, aš angliškai puikiai kalba viską suprantu, niekur nieko nespaudžiau. Ir žodžiu, esmė tokia, kad praeina gal 3 dienos, žiūriu nuo mano kortelės, su kuria aš mokėjau, vėl kem 9 centai nusirašė. Pasižiūriu, nieko papildomai nepirkta, akauntų nekūriau, blemba, galvoju, kaip čia taip gaunasi. Galvoju, bala nematė, gal kažkur kažko nepažiūrėjau. Toks, žinai, kem 9 centai, galvoju, čia nekelsiu bangų dėl kelių centų. Praeina dar kelios dienos, kem 9 eurai. Vėl tas pats. Jopšik, mat, aš tada jau darau print screenus, iškart rašau jiem į supportą, prisegu tos print screenus, rašau, emailas toks ir toks, paslaugą pirkau vieną kartą, jokių akauntų neturiu, jokių prenumeratų nepirkau, ten Google jokių prenumeratų užsakyta nėra, žinai, kai būna per Google eina. Suporto atsakymas. Jūs jokio akaunto neturite, mes jūsų jokių domenų rasti negalime, žodžiu, soriuką, užsiknisk. Padėti nieko negalim, sekantis emailas po to einantis, jūsų tipo šitas keisas, byla tipo uždaryta. Tu kurmi galvoju, tai prasa, ką dabar? Bankė užbloko tokios galimybės, kaip pavedimą nėra. Gerai, dar keletą dienų bėgyje žiūriu, vėl kem 9 centai nusirašė. Gerai, manau, kantrybė trūksta, užsiregistruoju į banką. Nukeliauju į banko skyrių, sakau, žiūrėkit, vieną kartą pirkau paslaugą, susimokėjau 5 centų ir sakau, dabar ištisai varo, žinai, sakau, ta prasme, aš suprantu, kad tai, žinai, centai, bet esmė tokia, kad vieną kartą nusirašy 50 eurų, kitą kartą kortelį bus 500 nusirašys, žinai, ir sakau, tai nėra autorizuoti mokėjimą, aš nieko neužsisakinėjau, aš jokių prenumeratų neturiu, žinai, tai žodžiu, bankė užpildė pretenziją, žodžiu, bankas dabar nagrinės tą pretenziją, kitaip sakant, mėgins nustatyti, ar čia buvo neteisėtai tie nurašyti pinigai, tebūnie, ta prasme, man gražins, negražins, dzin, svarbiausia, kad toliau tokių dalykų nedarytų. Tai esmė yra tokia, kad, žodžiu, sako bankas, mes dabar galim sustabdyti, tipo, tos neautorizuotus mokėjimus, ar ne, bet sako, mes jų kaip užblokuot negalim. Sako, nėra tokios galimybės ir esmė tokia, kad sako, mes po šiai dienai tą pretenziją viską susipildom, bet sako, jie tiesiog toliau nusirašinė tos pinigus ir sako, kokia to suma, niekas nežino. Tai esmė yra tokia, kad tenko tiesiog keistis banko kortelę, nes nuo sąskaitos jie tiesiogiai nusirašyti negali, jie nusirašinėja nuo banko kortelės numeris yra pas juos ir viskas. Tai esmė tokia, kad teko keisti banko kortelę, banko kortelę užblokavo, banko sąskaita jinai gyva, jinai veikianti, aš galiu pavedimus darytis, bet atsiskaityti va. Tai žodžiu, nepapulkit taip, kaip jūs, kaip aš papuoliau, nes mano Visa Goldui bye. Ir tek savaitę laukti, kol pagamins naują kortelę. Aišku, turi dar ne vieną kortelę ir ne vieną sąskaitą. Tai kaip ir bėdos nėra, bet tai sukelia nepatogumo ir toks biškė atsiranda nefainas toks jausmas, žinai, kad, soriuka, niekad nežinai, kur tavo pinigai gali nukeliauti. Jeigu kažkas kažką sugalvos, tiesiog nusirašyti nuo tavo banko sąskaitos. Tai būkit budrus ir būkit atsargus, kur ką perkat, nes dėja, tokių variantų būna.